komentarui, bet klausimas iš Facebook'o transliacijos, beje, jis skamba visų debatų metu. Aš paprašysiu irgi iš pradžių pakelt rankas, o paskui vienam žmogui adresuosiu. Kaip jūs žiūrite į lengvų narkotikų, kanapių legalizavimą arba dekriminalizavimą? Kas už kelia, kas nekelia? Okay, Aušinė, jūs pakėlėte. Dabar aš paklausiu jūsų. Jūs neseniai visai nusifotografavote prie turbūt žymiausio street arto, ar ne, gatvės piešinio ant sienos, kuriame anksčiau bučiavosi ponas Trumpas ir ponas Putinas, na, o dabar jie svaiginasi, galima taip sakyti. Mačiau tas nuotraukas ir mačiau beje asmeniškais nuotraukas ir man iš tikrųjų pasirodė, kaip jūs vertinate savo kaip politikės šiuo atveju tokį kontekstą. Ar tai reiškia, kad jūs iš tiesų pasisakytumėte už kanapių legalizavimą? Ačiū, labai geras ir aktualus klausimas. Man labai keista, kai debatuose, kada kiti kolegos gauna šį klausimą, iškart pradeda žegnotis, kad štai čia ir taip mes daug visokių priklausomybių turim. Aš esu tikrai už kanapių legalizavimą medicininiais tikslais ir tikrai už legalizavimą mokslinių tyrimų. Kodėl? Šiuo metu Lietuvoje 90 000 žmonių serga onkologinėmis ligomis. Jie gydytis turi važiuoti į kitas šalis. Pavyzdžiui, Vokietijoje jau nuo sausio 1 bus tokia galimybė. Žmonės taupo pinigus ir vyksta ten. Tai yra vienas dalykas. JAV lygiai taip pat daugiau negu pusė valstijų jau tai yra įgyvendinta. Dabar atsakant dėl kitų galimybių, visiems labai yra tai įdomu. Aš neturiu kol kas labai konkrečios nuomonės, kuris modelis būtų teisingiausias Lietuvai. Todėl, kad galima dekriminalizuoti, kas šiek tiek sukelia tam tikrų komplikacijų, galima legalizuoti. Vienintelis dalykas, kurį aš tikrai žinau, kad šiuo metu vienintelė šios medžiagos platintoja yra mafija, kuri vienintelė realiai kontroliuoja šią situaciją. Ir kai mes kalbame apie kanapių legalizavimą, ar nežinau, kažkaip ten kitus vartojame žodžius, man atrodo, svarbiausia yra kontrolė. Kai viskas yra uždrausta, tada niekas yra nekontroliuojama ir telkiasi viskas pilkoje zonoje. Ir galbūt dar aš norėčiau iš tikrųjų papildyti, šiuo metu bausmės, kurios yra už laikymą šių medžiagų, yra truputį neadekvačios. Kartais tu gali gauti įspėjimą, o kartais gali sėsti bene 10 metų. Tai man tiesiog gaila žiūrėti, kai jauni žmonės 19-20 metų, kurie pasielgia tikrai neatsakingai, gauna tokią gyvenimo bausmę ir kartais net didesnė negu žmogžudystė. Tai, man atrodo, reikia peržiūrėti šitą adekvatumą. Gerai, dėkui jums. Toliau, klausimai iš salės.